Tai sveiki dar kartą. Čia tiem, kas įsijungsit įrašą, tai antrą kartą sveikinuosi su prisijungusiais gyvai. Ir su padėka, ir su džiaugsmu, kad radot laiko prisijungti ir patyrinėti coachingą drauge. Ir susipažinti visokiom prasmėm. Tai mano trumpa istorija arba identitetas dabartinis profesinis, tai esu coachingo specialistas pirmiausia, tada antroje vietoje facilitatorius ir daugiausiai dirbu su coachingo tema. Tai esu tarptautinės vienos iš seniausių pasaulyje ir turbūt vienos iš didžiausių pasaulio coachingo mokyklų, tarptautinis treneris, Ericsson Coaching International Kanadoje įsikūrus mokykla, kur virš 40 metų jau yra rinkoje. Ir tai mano mokykla, kurią pats baigiau ir įsimylėjau metodiką ir žmonės. Ir ilgai netrukęs tapau tos mokyklos treneriu, po to, kaip PCC apsigyniau. Tai ir darbuojuosi tiek su privačiais coachingo klientais, o iš tiesų daugiau su korporatyviniais, tiek individualaus coachingo, tiek komandų coachingo režimuose. Ir komandiniuose projektuose, gal taip pavadinkim. Atskira tema, galbūt mes padarysim dar webinarų cikle ir apie komandų coachingą atskirą pokalbį, kur įdomių niuansų yra tenai ir aspektų. Coachingė jau 15 metų, dabar išsilygino, mano 2 karjeros dabar susilygino pagal savo trukmę. 15 metų vadovų dirbau, 15 metų coachingo specialistų. Tai tiek, galbūt čia sustosiu su prisistatymais, pakeliui pokalbėje galbūt dar kažkas iššaus, kas aktualu, tai tada ir pasidalinsiu kokiom istorijom. Ir noriu į jūs kreiptis. Ir ką matau ir ką numanau tik tai iš už vardų. Tai trumpai tariant, keliais žodžiais, jūs skaitėt anonsą mūsų webinaro, tai šiandien planuoju pasidalinti savo matymu, kas yra coachingas, kas yra profesionalus coachingas. Padarysim demo sesiją, kurią galėsit stebėti. Sonata maloniai sutiko pabūti coachingo klientę. Ir po demo sesijos padarysim aptarimą ir iš sesijos ištrauksim instrumentą, kurį jūs arba atsinaujinsit, kas jau coachingą tyrinėję esat ir mokėsi, arba sužinosit. Tai mes net ir pačiam įdomu, kokį mes ten instrumentą ištrauksim. Įtarimų yra, bet koks išsikristalizuos pamatysim. Ir pabaigoje mūsų susitikimo pasidalinsim informaciją apie tai, kaip galima ir kur pasimokyti coachingo. Nesvarbu, ar jūs esat naujas žmogus coachingą, ar jau patyręs, galimybių yra. Tai toks mini planas šios dienos pokalbio. Ir aišku, kadangi tai yra coachingo terpė ir apie coachingą ir su coachingu, tai neišvengiamai mes norim kontraktą pasidaryti, ar ne? Tai kai geriausiu būdu aptarsim viską, ką žadam aptarti ir galbūt temų pasiūlysit, labai kviesiu ir jūs būti aktyviais ir klausti ir siūlyti galbūt kažkokių įdomesnių dalykų, kas jūs domina. Mes galėsim laviruoti ir lankščiai prisiderinti prie šios puikios grupės norų ir poreikių. Tai noriu jūsų paklausti. Esat pasiruošę investuoti 1,5 valandos savo gyvenimo į šį susitikimą. Ką norėtumėt išsinešti už 1,5 valandos, kas čia bus dabar pusė 8, 9 valandą maždaug vakaro, kai mes pabaigsim ir sugrįšite savo artimųjų ratą, jūsų paklausite, tai kągi ten tu gavai, mama, tėti, brolį, sesę, ne? Tai dabar geras laikas užsisakyti. Kokių dalykų norėtumėt išsinešti ir tai, kas ateina į galvą, ką galima pačiupinėti, pajaust, pagalvot, tai gali būti ir tie užsakymai. Aš juos pagaučiau čia kokią švaraus lapą ir pabaigoje pasitikrintume, ką iš to gavo. Galima žodžiu, galima į chatą įmest. Užsisakykit. Artimiausios porą minučių yra tam skirtos. Tai galime sveiki. Aš galiu Sveiki. pasakyti. Mane tai labiausiai sudomino būtent praktiniai įrankiai, tai iš esmės tai labiausiai domina, nes Gerai. teorijos, kas yra coachingas, kaip ten ką, tai šito kaip ir netaip aktualu, Gerai. įrankiai ir instrumentai darbui su klientais. Gerai. Tai mažiausiai, ką galiu pažadėti, tai mes galėsim aptart, kokie įrankiai buvo sesijoje naudoti ir galbūt iš to išsivystys dar diskusija, kokie dar galėtų būti panaudoti. Man atrodo, tai galėtų būti geras
metodologinis ėjimas, ar ne? Pažiūrėt pagal tikrą praktiką. Ačiū. Turim praktiniai įrankiai. Kas dar? Užsakymus priimu dar kokias 2-3 minutės. Tai, rekontraktingas. Gerai. Pažiūrėkim. Aš galiu paskaityti irgi, Pauliau. Gerai. Tai Matau, kad čia profesionalai rašo. Aha, įvairių metodų panaudojimas profesionalai prašo. Tada Justė rašo, kad didelis smalsumas, žingeidumas, nes coachingas man naujas sritis. Tada Lina domina coachingo technikos. Na, rašykit toliau užsakymus, nes ką užsakysit. Gerai. Tai čia prie technikų, ne, įrankiai technikos prie to pačio skyrelio dedu. Tikslo išsikėlimas. Puikus klausimas. Coachingas be to neveikia. Gerai. Ir jūs, Rasa, galite net ir turėti tokį ketinimą šio susitikimo metu, gal net ir pradėti gvildenti savo tikslą. Nes gali būti viena pusė, kaip padėti žmogui išsikelti tikslą coachingo būdu, kitas gal jūs norit savo tikslą patikslinti. Tai galit ir tokį turėti ir lygiai gretų procesą turėti, ne? Nu, dar iki 5 skaičiuoju. Paskutinis šansas įdėti užsakymus. Erikson krypties ypatumai. Gerai. Gerai. Čia galėsiu istorijom pasidalinti, kodėl pats įsimylėjau. Erikson ypatumai. Gerai. Tai užsakymai priimti, kas norėsit papildyti, tai jau prašom kelt ranką, fizinę arba elektroninę ir jau įsijungti aktyviai į pokalbį. Gerai? Tvarkoja. Tai pakalbėkim, pradėkim nuo paprasto dalyko. Man pakilnokit, prašau rankas, kas esat naujokas coachingo temui. Elektrinės arba gyvas rankas pakilnokit. Kas čia su coachingu susipažįsta taip jau vieną iš pirmųjų kartų? 0 rankų. O kas jau čia patyrė coachingą patyrė? Aha. Edita dabar kuri ranka? Patyrusi ar Sandra matau? Edita? Aha. Gerai. Čia dabar patyrusių matau visai nemažai. Naujokų yra? Išsiduokit. Gerai, bet vis tiek pakalbėkime. Gal naujokai širdelės tegul uždeda, vat jeigu... Arba širdelės, pavyzdžiui. Uždėkit širdelės, pamatysim, kiek tų širdelių. Va, matau. Yra 1, 2, 3, yra šiek tiek 4 širdelės, tvarkoj. Puiku. Tai pažiūrėkime ir pakeliu to pačiu šiek tiek ir ypatumus pažiūrėsim ir kaip Eriksonas mato šitos dalykus. Tai klausimas labai aktualus ir vis tiek ašgi negaliu papasakoti tiesiog, ašgi paklausti pirmiausia turiu, teisingai. Tai noriu paklausti, tokia pirma asociacija, ar tai jūs būtumėte jau patyrę coachingą ar nepatyrę, bet koks pirmas arba pirmi 2 žodžiai ateina, kai sakau, tai kasgi yra tas coachingas? Šūktelkit į eterį arba brūkštelkit. Bet pačius pirmosius žodžius pagaukit. Čia dabar... Klausimai ir tikslai. Klausimai ir tikslai. Taip, kas dar? Nugas ir įžvalgos. Taip, dėkui. Savęs pažinimas. Pagalba, parama. Sąmoningas pokalbis. O, manipuliavimas, matau gerą žodį. Savęs pažinimas, apmąstymų partnerystė, pokyčių variklis. Va, kokie gražūs žodžiai ir apibūdinimai, kurių visi iki vieno, įskaitant manipuliavimo, yra tiesa. Čia aš pacituosiu Miltoną Eriksoną, kadangi Erikson mokykla Miltono Eriksono vardu pavadinta. Žinot, tokį 20 amžiaus, nežinau ar garsiausias, bet vienas iš garsiausių psichoterapeutų Amerikoje gyvenęs iki 80-ųjų maždaug metų. Tai vieną tokį įrašą žiūrėjau ir jo paklausė, tai kaip čia dabar yra su manipuliacijomis. Taigi eriksoninė hipnozė yra hipnozės vienas iš vystytojų. Ir Eriksonas atsako, labai taip giliai atsako, sako, viskas, ką mes darom vienas su kitu, yra manipuliacija. Viskas. Jeigu žmonės du bendrauja, tai manipuliacija vyksta. Ar ne? Išvertus, kas yra manipuliacija, manus yra ranka, nu tai vat rankomis kažkokią įtaką daryti. Ne, tai mes galbūt ne rankomis darom.
Tai labai ir pratęsė mintį Miltonas Eriksonas, kad sako, ne klausimas, ar mes darom manipulacijas. Didysis klausimas yra, į kurią pusę. Ar mes manipuliuojam prie žmogaus valią, kad man būtų naudinga, o kitam nenaudinga, ar mes manipuliuojam taip, kad žmogus iš savo išsispręstų dalykus. Ir va ta manipuliacija tokia teigiama prasme, aišku, kad coachingas yra kažkokia prasme, va tokia teigiama prasme manipuliacija. Teisingai, mes darom įtaką žmogaus mąstymo procesui tam, kad žmogus sugalvotų geriausius sprendimus savo gyvenimui arba savo iškeltam klausimui išspręsti. Teisingai. Ir visa kita, ką jūs parašėte, irgi tiesa. Tai noriu tokią vizualinį atsakymą arba vizualinį pokalbį su jumis apturėti su klausimu, kasgi yra coachingas. Ir kas nėra, ten iš karto galėsim pamatyti. Ir čia iš karto, kas domėjotės eriksoniniu stiliumi, tai va čia eriksoninis stilius. Kalbėtis per vaizdinius. Ne, vienas iš ypatumų Eriksono iš vis ir coachingo ir coachingo mokymo. Tai yra darbas su metaforomis ir darbas su vaizdiniais, kur aiškiai didžiulį įtaką Miltono Eriksono galim jau šiame ypatume. Tai labai svarbus klausimas. Kas yra coachingas ir kas nėra? Ir mes žmonės, vienas iš būdų mums suprasti dalykus yra susikurti tam tikrus žemėlapius savo sąmonėje. Nes mes galim daugybę turėti pokalbių, aptarimų ir mes iš tikrųjų suprantam dalykus tada, kai susikuriam žemėlapį tam tikrą. Suprasdami, kaip NLP praktikai sako, kad žemėlapis nėra teritorija, bet žemėlapis mums padeda orientuotis. Tai aš noriu su jumis vieną žemėlapį čia nupiešti ir jame padėti coachingą ir ne coachingą. Tokį dvi ašis pasimkim, galit žiūrėti tik tai, galit ir pieštis, kad vaizdžiau būtų. Viena ašis vertikali, viršui yra klausia arba klausti, apačioj sako. Ar ne, jeigu angliškai būtų ask ir tell, ar ne? Tai čia tokia. Tai gali būti kalbėjimosi būdai, kurie labiau sako, labiau klausia, ar ne, yra kažkur per vidurį ir taip toliau. Ir horizontaliai šis yra praeitis ir ateitis. Ir per vidurį, aišku, dabartis. Ir čia dar su tokia paantrašte ateitis, kurioje yra sprendimai. Ar ne? Praeitį dažniausiai yra visokių dalykų, tame tarpe ir problemų, bet problemų ateity nėra, pastebėjot? Ne, jos tik tai gali būti ir mes jas arba susikursim arba ne, bet sprendimai garantuotai ateity yra. Tai klausimas labai paprastas, kur dedam coachingą? Šitam žemėlapį. Galit pirštais rodyti, galit pasakyti. Per vidurį. Vienas pasiūlymas per vidurį, o kokių dar pasiūlymų? Kur coachingas? Bet taip kaip mes suprantam, jeigu kas pažįstami su ICF, ar ne, Tarptautinė coachingo federacija. Ateities sprendimas. Labiau viršų ar labiau? Sprendimai girdžiu ir trukinėjo balsas. Kad sprendimuose faktas ir kad klausia faktas. Aha. Ok. Tai tiesą sakant, šitam žemėlapį, ko gero, gali coachingas ir čia beje būti. Gali. Tikrai negali būti apačioj. Coachingė mes nesakom, nenurodom. Ar ne? Sako, skliausteliuose nurodo. Tai į apačią tikrai negali, bet iki neutralaus gali coachingas nueiti. Bet iš principo, jeigu žiūrėtume, kur coachingas gyvena šitame žemėlapyje, tai aišku, kad coachingas gyvena va čia. Ar ne? Tai klausinėjimo būdu vedamas pokalbis, kuris yra apie ateitį, kurioje yra sprendimai. Galėsit papasakot savo artimiesiems vakare, labai trumpai ir iš karto gali suprast, ar ne, kas yra coachingas. Ir galim iš karto atsakyti, kas nėra coachingas. Jeigu klausinėjom apie praeitį, kurioje yra problemos, tai kas čia? Ne coachingas, teisingai.
gali būti psichoterapija, kur mes tyrinėjom problemas. Coachingas, tiesą sakant, pripažįsta, kad problemos yra, bet jų netyrinėja labai giliai, neieško, kodėl čia man taip blogai sekasi kaip dabar. Arba kokias aš traumas turėjau vaikystėje, kad man dabar taip ne kažkaip, ar ne? Coachingas beje gali klausinėti apie praeitį. Čia tokį punktyrą nuvesiu, kur kita žvaigždė gali būti, kad žiba. Ir tai yra praeities sėkmės ir praeitie padaryti sprendimai. Mes tai vadinam resursais. Mes galim klausinėti apie praeitį ir iš ten semtis resursų. Tai jeigu kalbėti apie coachingą, tai aišku gyvena labiausiai čia. Gali nueiti čia, bet tikrai nenueina į apačią. Ne? Tikrai kiti metodai yra, kurie yra sakymo būdu veikiantis. Pavyzdžiui, šiandien aš dirbu su jumis labiau apačioj negu viršuj. Truputį paklausinėju, bet aš su jumis šiandien dirbu maždaug, kad kažkur tai čia turbūt, maždaug dirbu su tokiais punktyriukais, su paklausinėjimais. Ir tai yra, nu, pavyzdžiui, dėstymas, treniravimas, dėstymas va čia. Ar ne? Čia gali būti va tokie praeities tyrinėjimo metodai. Čia gali būti praeitis ir sako, ar ne, tai gali būti ir grįžtamieji ryšiai įvairūs, ir gali būti kaltintojai taip dirba, žiūrėk, tu ten pridirbai praeitį tą ir tą. Arba gali būti kaip tik gyrėjai sako, kaip tau ačiū, kad tu taip man padarėjai. Pakomentuokit, ką jūs gaunate šitą paveikslą. Čia pirma versija, kaip papasakot, kas yra ir kas nėra coachingas. Kam naudinga, galit pamojuoti kokiu nors elektroniniu būdu. Arba... Okay. O kad būtų naudinga tada, ką mes galim padaryti? Tai čia vienas būdas. Kam aiškiau pasidarė? Gerai, taip paklausiu. Kaip nors pasignalizuokit. Ne? Norit istoriją papasakosiu, tikrą išgyvenimo, kur dar vienu būdu labai trumpu, man vienas iš labiausiai patinkančių apibrėžimų, tokių vaikiškų, bet nežiūrint to labai tikslių, nu, pakankamai tikslių, tikra istorija. Čia jau Lietuvos coachingo bendruomenė, jau neatsimenu nuo kada, nuo labai seniai, 2011 metais, man atrodo, aš įstojau į coachingo federaciją ir mes ten po šiai dienai vyksta ir turėdavom susitikimų įvairiausių ir turėdavom pokalbių. Ir pamenu, vienas kolega papasakojo istoriją, kaip sūnui aiškino, kas yra, kas nėra coachingas ir kaip sūnus apibendrino. Tai va čia tos sūnui buvo plius minus 10 metų apytikriai. Ir istorija tokia, kad sūnus sako, tėti, tai ką tu dirbi? Tai sako, aš dirbu tokioje organizacijoje, tokio tai departamento vadovu ir tai yra mano pagrindinis darbas. Dar aš dirbu, kaip mano antrasis darbas, tai yra aš esu coachas, coachingo specialistas. Tai vaikas, ką reiškia vadovas, nu, maždaug suprato, bet sako, o kas tai yra, paaiškink tu man. Nu ir aiškino, sako, aš kokį 20 minučių savo sūnų aiškinau, kas yra coachingas, kad tai apie klausinėjimą, apie klausimus, apie tai, kad žmonės randa sprendimus, kad yra gilus pokalbis, kad yra santykis ir kad žmogui aišku pasidaro. Ir vaikas apibendrina genialių būdų vaikiškų. Sako, ai, tai supratau, kas yra coachingas. Coachingas tai kitą taip paklaust, kad atsakydamas pats suprastų. Tai man vienas iš gražesnių apibūdinimų, kas yra coachingas. Taip paklausti, dar pridėčiau prie vaiko šito pasakymo ir taip klausytis, ar ne, taip paklausti ir paskui taip klausytis, kad žmogus pats suprastų. Ir tai yra coachingas, ar ne, kur coachingo, jeigu taip švelniai pereitume prie to, kas yra profesionalus ir kas yra, kuo skiriasi nuo kitų coachingo taikymo būdų, pavyzdžiui, coachingo stiliaus vadovavimas arba lyderystė. Profesionalus coachingas, jeigu paklaustumėt, kokia kūno dalis pati svarbiausia coacho darbe. Beje, labai neseniai Lietuvos kalbos komisija patvirtino 2 terminus apibūdint coachingo specialistus. Anksčiau galiojęs coachingo specialistas, bet dabar galima sakyti coachas ir galima sakyti coacheris. Žodžiu, oficialiai. Po, nežinau, 20 metų batalijų pagaliau Lietuvoje oficialiai galima naudoti žodį coachas ir coacheris. Ir senąjį variantą coachingo specialistas. Tai svarbiausias
instrumentas kaučo darbė yra ausys. Su širdim sujungtos, kurios aišku, ar ne? Yra klausimasis netgi svarbiau negu klausimų uždavimas arba klausinėjimas. Čia tokia istorija pasidalinsiu. Viena kolegė iš Airijos, coachingo specialistė iš Airijos buvo kažkada Lietuvoje prieš nemažai metų atvažiavus pranešimą, darė coachingo konferencijoje pas mus ir man nusišypsojo laimė, ją Palangoje vyko konferencija, išskrido jinai paskui namo iš Kauno. Ir tokia laimė man teko porą valandų pabendrauti, nes vežiau į Kauną, į oro uostą. Ir kalbėjom įvairiom ir jinai užsiminė apie tai, sako, būtent apie klausimąsi. Sako, man nusišypsojo laimė dirbti su fantastišku coachu Airijoje, apie kurį sklido legendos. Kad jisai praktiškai beveik nieko nekalba per sesijas, bet taip klausosi, kad iš tikrųjų viskas aišku pasidaro. Ir jinai pasidalino savo įspūdžių pirmosios coachingo sesijos. Ten žmogus užsiėmęs, ten reikėjo prie jo dar prisibelst. Jinai prisibeldė, susitarė dėl coachingo sesijos ar dėl serijos coachingo sesijų. Ir jos tokie įspūdžiai iš pirmos coachingo sesijos. Sako, susitikom, pasisveikino jisai, mes atsisėdom ir jisai uždavė vieną klausimą, tai apie ką šiandien nori pakalbėti. Nu ir aš pasakiau savo užklausą, tada jisai sako, tada aš vėl kažką pasakiau, jis sako, aš dar kažką pasakiau, aha. Ir jisai praktiškai beveik neuždavė antro klausimo. Bet jisai taip klausėsi, kad viskas pasidarė aišku tam žmogui, tai vat kolegijai, kuri atėjo kaip klientė. Ir jos apibūdinimas buvo labai gražus, sako, tas coachas, jisai klausinėja antakiais ir klausosi širdimi. Tai va čia, jeigu klaustumėt apie tikrą gilų coachingą, aš sakyčiau, pirmiausia, klausimas, ar ne? Klausimas gilus, profesionaliai, jeigu kalbam, tai metų metais yra lavinama kompetencija, kaip klausytis, kad ausimis matytum ir akimis girdėtum. Ar ne? Va taip mes mokomės klausytis, kaip coachingo profesionalai. Mes norim ausimis matyti žmogaus gyvenimo paveikslą, žmogaus istoriją. Mes akimis girdėti norim. Matydami kūną, matydami veidą, matydami gal kažkokias vibracijas ore, jeigu jau labai jautrus esam, ar ne? Bet mikro signalus matydami mes iš esmės klausomės akimis ir žiūrime ausimis. Ir pabandykit, beje, labai įdomios patirtis, kas dirbat per nuotolį, ko gero visi šiais laikais coachingo specialistai dirba per nuotolį tame tarpe. Pabandykit išsijungti vaizdą coachingo sesijoje. Labas, Marija. Pabandykit išsijungti vaizdą ir patirsit, kaip praktiškai po kelių minučių užaštrėja klausimasis, kai jūs nebematot ir viską turit dešifruoti per ausį, iš klausos. Išbandykit, bet kas esate coachingo specialistai, praktikuojantis, labai vertingas pratimas. Galit kitą coachingo specialistą pasiimti, kad eksperimentuoti ne ant klientų, ar ne? Bet pabandykit, išjungkit viską, palikit vien tik tai garso kanalą, vien tik tai ausį. Geros ausinės, aišku, labai svarbios, kad būtų, kad garso kokybė būtų gera, bet ten pradedat ausimis matyti. Užaštrėja jūsų klausimas ir pradedat matyti. Tai va čia kalbu coachingo specialistam, kur jau galbūt trečia pakopa būtų, ar ne, kokia nors po pažinties, po pirmųjų akreditacijų, kredencialų gavimo ir ten, kai jau jūs PCC plus lygyje, tai labai vertingas yra pratimas pasitreniruoti, daryti coachingo sesijas iš vis be jokio vaizdo. Pats esu tą daręs ir laiks nuo laiko praktikuoju, ypač kur reikia gilesnių sesijų, tai išjungiam mes vaizdą ir ypač su kolegomis coachingo specialistais. Kokių komentarų ar klausimų? Čia norėčiau stabtelt apie tai, dar pakalbėsiu truputėlį apie profesionalaus coacho kelią, bet va dabar stabtelt tą dalį, kur pasakojau, kas yra coachingas, kas nėra. Pasidalinkit vieną kitą įžvalgą ar mintim, kuris suskambėjo. Trys, du, vienas. Čia yra daug coachingo specialistų, tai jie tikrai turi ką papildyti. Žinot, čia mane vienas kolega kažkada, kai
trenerystės kelionę pradėjau, man labai nejauku būdavo pauzės, kai užduodi klausimą auditorijai ir tyli. Ir tyli ne tik žodžiais, bet ir akimis, ten žiūri į grindis, ten, reiškia, tai mane vienas kolega iš Kanados, kaip tik Eriksono mokyklos, taip ir nuramino ir padrasino tyrinėti šitą dalyką. Sako, kaip ir kaučo darbe tyla yra draugas, taip ir trenerio darbe tyla yra draugas. Sako, jeigu pakankamai ilgai tylėsi, kas nors vis tiek ką nors pasakys. Tai aš neeksperimentuosiu dar šią sekundę, gal vėliau eksperimentuosiu su šio dalyku. Labai įdomus fenomenai vyksta, kai tiesiog palauki 10 sekundžių, 15, 20, kas nors pradeda vykti. Gerai, vat matau ir klausimą apie profesionalų coachingą. Tai pakalbėkim trumpai, pristatysiu, kur galėsit patyrinėti savarankiškai. Klausimas yra, kiek trunka tapti coachingo specialistu, ar ne? Pasakysiu taip, matuočiau ne savaitėmis, mėnesiais ar metais, matuočiau kontaktinėmis valandomis arba coachingo valandomis. Ne? Ir tai vienas iš matų. Čia tokia mikroistorija į šoną, bet apie tai, kiek metų patirties turi. Vieną turėjau tokį kolegą, pažįstamą, tiksliau klientas tuo metu buvo, dar dirbau kaip vadovas ir mūsų įmonės klientas buvo. Ir jisai susidomėjo lauko tenisu. Ir ten buvo verslininkas, kuris taip susidomėjo, kad net savo kortus pasistatė, žodžiu, juos nuomavo, biznį iš to pradėjo daryti, bet jisai žaisdavo kiekvieną dieną. Praktiškai 6 arba 7 dienas į savaitę, po kokią porą valandų treniruodavus. Ir jisai dar treniravosi mažiau negu metus ir nuėjo į turnyrą, kur ten pagal kiek metų tu žaidi tenisą buvo suskirstyti. Ir jisai pakliuvo pas naujokus, kurie iki metų. Aišku, visus ten sumušė. Ir jo klausė, tai kiek tu laiko treniruojasi? Nu, sako, 10 mėnesių maždaug. Kaip tu taip gerai žaidži? Sako, aš treniruojuosi kiekvieną dieną po X valandų. Tai čia ekvivalentas, kaip kiti mėgėjai gal per 5 metus tiek valandų prisitreniruoja, ar ne? Tai ir coachingė yra tas pats dalykas, kur iš tiesų, ko gero, lemiantis faktorius yra keli. Aš sakyčiau, mažiausiai 3 faktoriai, kurie apsprendžia, kaip greitai jūs tapsit profesionalu. Ten atskira šneka, kaip pasitikrinti ir pasitvirtinti, kad jau tapau profesionalu. Tuoj pasakysiu ir apie tai. Tai vienas dalykas, kiek jūs mokėtės. Pirmas dalykas, aš einu ir mokuosi. Galbūt net antras. Aš iš viso, jeigu profesionalo kelią pradėčiau dabar iš naujo, ko gero, pirmiausia, nueičiau pabūt klientų pas profesionalų coachingo specialistą, pas coachą. Turėčiau pirmiausia praktikos kaip klientas. Tada eičiau mokytis, tada treniruočiausi su kolegom ir tada ten jie, aišku, persidengia šitie keliai ir šitos patirtys ir tada jau dirbčiau su savo klientais. Tai suma sumarum, nepasakysiu skaičiaus, bet suma šitų patirčių labai stipriai paspartina tapimą profesionalu. Būtent visų rūšių patirtis, kad būtų. Būtinai turi būti coachingo klientas. Negali, aš tai galiu drąsiai teikti, neįmanoma būti stipriu coachingo profesionalu, jeigu nesi stiprus coachingo klientas. Tiesiog neįmanoma. Jeigu tik tai coachinsi ir pats nesikaučinsi, ar ne kaip klientas, labai žemos lubos tavo kaip profesionalo. Tavo meistrystė bus, nepasieksi meistrystės, aš drąsiai galiu teikti. Tu turi būti ir klientas stiprus. Nes tam, kad tavo coachingas veiktų, tu turi ne tik žinot, tu turi giliai širdį žinot, kad jisai veikia ir labai veikia stipriai. Tu turi turėti patirtį, kaip coachingas veikia. Tai vienas turėti coachingo kliento patirties. Kitas yra, aišku, mokymasis ir persimokymas ir iš naujo mokymasis. Čia ko gero trunkanti kelionė, nežinau, pabaigos nematau. Dabar jau bijau suskaičiuoti, bet kažkada skaičiavau, kiek visokių mokymų, tai ties 20 kažkeliais nustojau skaičiuoti, reiškia, ten per keliolika metų, kur gavosi daugiau negu vieni mokymai į metus įvairiausi coachingo, ne? Tai mokymasis, tada yra treniruotės, tokios praktinės treniruotės su kolegomis, kurios yra ir coachingas, ir paskui aptarimas, fokusuotas ir struktūruotas, ir tada, aišku, klientinės valandos. Klientinės valandas, aišku, galima pradėti rinkti nuo pat pirmųjų coachingo mokymosi
dienų. Pradėjau coachingo studijas ir jau antrą dieną po coachingo pirmosios dienos jau vakare galit ką nors pakaučinti šiek tiek, ar ne? Bus toks kreivas šleivas, bet bus jau coachingas. Ir jeigu tiesiog atversiu skaidrę coachingo federacijos, gal nuo Lietuvos pradėkim, ten kaip tik yra skyrelis, kuris vadinasi, kaip tapti coachingo specialistu. Tai va čia tiesiog parodau ir to vietoj stabtelsiu. Va, ICF.LT, kaip tapti coachingo specialistu. Tiesiog taip pastaba iš šona, yra daugiau negu viena coachingo federacija arba organizacija coachingo profesionalų. ICF arba International Coaching Federation yra stipriausia ir didžiausia, labiausiai paplitus. Ir mūsų Lietuvoje turbūt absoliuti dauguma coachingo specialistų yra čia. Ir va čia vat yra tokios 3 grupelės po 3 raidės: ACC, PCC, MCC. Tai kaip tapti coachingo specialistu, tai eiti profesionalių akreditacijų arba kredencialų keliu. Tai yra įvairių mokymų, įvairios trukmės ir įvairius kredencialus išvedančių. Tai aš dabar, kad būtų ir kelionė ir būtų, kad pirmiausia pasibaigiau mokslus, tada padariau savo veiksmus, susirinkau valandas, išsilaikiau egzaminus, apsigyniau ACC kredencialą, kuris iššifruojasi Associate Certified Coach. Tai yra pirmoji profesionalaus coachingo specialisto pakopa kompetencinė. Ar ne? Tada renku savo valandas, pirmai pakopai reikia 100 valandų, antrai mažiausiai, antrai pakopai reikia mažiausiai 500 valandų, renku savo valandas, toliau mokausi, ar ne, kur va čia ACTP, dabar jau Level 2 programos vadinasi, toj parodysiu ICF puslapį. Išsilaikau egzaminą, susirinku savo 500 valandų, įgyju Professional Certified Coach kredencialą, ne, PCC. Paprastai žmonėm užtrunka ACC iki metų, kartais ir daugiau, bet jeigu intensyviai dirba žmogus, tai nuo pirmosios coachingo mokymų dienos iki apsigynimo paprastai apytikriai metus trunka. Tie, kurie iš karto praktikuoja. Gali trukti ir ilgiau. PCC maždaug tarp, sakyčiau, 3 ir 5 metų tipiškai ir yra Master Certified Coach, MCC, tai 2,5 tūkstančio valandų, dar antra tiek mokslų, kito lygio visiškai egzaminai, meistriškumo kitas lygis ir tai yra jau meistrai, ar ne, Master Certified Coach yra meistrai, kur įvairiai irgi užtrunka, bet tipiškai plius minus apie 10 metį trunka, gal kai kas 7 metus, kai kas gal labai sparčiai eidamas ir per 5 gali, ar ne, aš asmeniškai PCC per 2 metus apsigyniau, nes aš turėjau bile kokį kiekį coachingo praktikos, aš per pirmus 2 metus praktikos turėjau virš 1000 valandų. Tiesiog turėjau žvėriškai didelius projektus su pora organizacijų didelių, aš ten vienoje organizacijoje turėjau gal virš 50 vadovų, kurios coachinau, kitoje apie 30. Ir man gyvenimas dovaną tokia didžiulė padovanojo, mano pirmi kontraktai buvo milžiniški. Gyvenime tokių kontraktų paskui neturėjau, bet matyt, likimas labai norėjo, kad aš tapčiau coachingo specialistu. Ir gavau milžiniškus kontraktus ir aš PCC per 2 metus apsigyniau. Po 2 metų aš turėjau 1,5 karto daugiau valandų, negu reikia. Tuo metu 750 valandų reikėjo. Tai čia priklauso, čia kaip su to tenisistu, ar ne? Aš labai daug, aš 4 dienas per savaitę turėjau tokius projektus, kad 4 dienas per savaitę vos ne po pilną darbo dieną coachinau. Tai įsivaizduokit, kiek ten valandų prisukai per metus. 600 valandų per metus prisisuka. Va, ir dar vieną puslapį parodysiu ir tada stabtelsiu dar sekundėlį. Tuoj sekundę persuku tik tai puslapį savo čia. Yra Tarptautinės coachingo federacijos puslapis, kur irgi aprašyti yra keliai, kaip tapti akredituotais, credentialed, vadinasi, coachingo specialistais. Tai yra, associate, tai vadinasi keliais, path, ar ne, kelionėmis. Associate Certified Coach, viena kelionė, ar ne, tai yra Level 1 programa ir atitinkami visi reikalavimai, 100 valandų coachingo praktikos, egzaminas, mentorystės 10 valandų. Tada yra PCC path, ar ne, analogiškai Professional Certified Coach path ir atitinkamai MCC. Ar ne? Tai yra,
ką domina, galima nueiti Tarptautinės kaučingo federacijos puslapį. Aš va čia pažymėsiu, įmesiu į chatą nuorodą. Va čia galite pasižiūrėti. Viena iš vietų, ten daugiau vietų yra, kur aprašyta, bet tai yra, sakyčiau, normali standartinė kelionė. Ir tam, kad tą kelionę praeit, pasikartosiu dar 4 kartą, tai yra mokymasis, yra praktika, treniravimasis, yra praktika su klientais, kur jūs jau teikiat paslaugą už pinigus. Ten, jeigu pamatėt, tai pavyzdžiui, iš to 100 valandų pirmųjų ne mažiau kaip 75 valandos turi būti mokamos. Tai yra vienas iš skiriamųjų bruožų, kuo skiriasi profesionalas nuo mėgėjo. Profesionalas dirba už pinigus arba už adekvačius mainus. Turi būti mokamos, nieks nesakė, kaip turi būti mokamos. Barteris yra mokamos, jeigu dirbat už pietus, tai yra mokama. Jeigu jūs dirbat darbe, pavyzdžiui, HR ar ne specialistų ir pagal jūsų pareiginę instrukciją jums coachingas gali būti kaip veikla ir jums už tai moka atlyginimą, tai yra mokamas coachingas. Tai žodžiu, turi būti jums už tai kokiu nors būdu sumokėta. Pradžioje aš coachinau už kavą, pavyzdžiui. Tu man pastatai kavos, o aš tave pakaučinu. Labai smagios būdavo. Arba už pietus kaučindavo. Ir labai smagus būdavo pietus. Pakaučini, pavalgai, pasišnekti su žmogum. Tai buvo tokia pradžia. Va. Tai čia staptelt noriu toj vietoj apie tai, kas yra profesionalus coachingas. Gal dar sakinį pasakau ir tada stapteliu. Ir gali būti coachingo, kaip pasakyti, coachingo įdarbinimas neprofesionalaus coachingo teritorijoje. Pavyzdžiui, dabar vis labiau plinta per visą pasaulį coachingo stiliaus lyderystė, coachingo stiliaus vadovavimas. Tai reiškia, kad tai nėra profesionalus coachingas, nes tai nėra griežtąja prasme coachingo sesijos, tokios nuo pradžios iki galo. Vat kaip mes šiandien rodysim su Sonata, tai bus coachingo sesija pagal ICF standartą. Bet, pavyzdžiui, tu taikai elementus. Taikai instrumentus, taikai struktūras, taikai požiūrį coachingo, taikai mentalitetą tam tikrą arba nuostatas coachingo. Ir tai yra coachingo taikymas darbo vietoje, coachingo taikymas lyderystėje arba vadovavimą. Ir tai nėra coachingas griežtąja profesinė prasme, bet labai naudingas pritaikymas. Be galo naudingas. Dabar irgi jau tiek Lietuvoje, tiek ne Lietuvoje man yra tekę vesti mokymus, nežinau, bijau pasakyti, apie 10 įvairių pasaulio valstybių, nuo Portugalijos iki Indijos į rytus, į vakarus, turbūt Portugalija, čia šiauriai mūsų draugai estai, pietuose irgi ten ir Gruzija ir kitur. Tai labai įdomus reiškinys, kad praktiškai visose profesionalių coachingo specialistų rengimuose kursuose dalis yra žmonių, kurie neplanuoja ir niekada nebus profesionaliais coachingo specialistais, bet jie nori pastiprėti toje profesijoje, kurioje jie dirba. Ar ne, tai jeigu tai yra dizaineris, tai nori pastiprėti kaip dizaineris. Jeigu tai yra vadovas, nori pastiprėti kaip vadovas. Jeigu tai yra gydytojas, nori pastiprėti kaip gydytojas. Ir aš vienos dizainerės paklausiau, tai kodėl, ar tu žadi tapti coacherė? Ne, nežadu. Tai kodėl atėjai į mokymus? Sako, aš noriu išmokti taip išklausinėti žmogų, kad dizainą padaryčiau iš pirmo karto gerai. Kad nereikėtų perdaryti, nes aš nesupratau, ko žmogui reikia. Ne? Labai validus motyvas studijuoti coachingą. Indijoje, kai aš mokydavau mūsų draugus indus, tai ten būdavo visą laiką koks 10-15% grupių prieš pensinio amžiaus žmonės. Ten pas juos 60 metų į pensiją žmonės išleidžia, tai kokių 58-9 metų žmonės dar pakankamai jauni, kupini energijos, bet jiem nusimato pensiją. Ir aš jų klausiau, tai kodėl atėjote iš tos mokymus? Sako, aš ruošiuosi kitai profesijai. Aš noriu būti ugdytoju arba auklėtoju arba dar kažko, žodžiu, tokiu mentorium aš noriu būti, nebūtinai coachingo specialistu. Ir mokinasi coachingo tam, kad įvaldytų kitą profesiją, kurią užsiims, kai išeis į pensiją. Tai įvairiausių yra motyvų, kodėl žmonės ateina į coachingą, į profesionalius coachingo mokymus ir ne visi juos atėję žada būti profesionaliais coachingo specialistais, kas yra visai puiku. Mes turim labai tokį platų vertingų pritaikymų spektrą. Stapteliu šitoj vietoj, kokių turit klausimų, įžvalgų, pastebėjimų apie profesionalų coachingą šioje temoje. Ar gerai laiką leidžiat, pradžiai noriu paklausti. Pasignalizuokit kokį nors nykštukų į viršų, ar naudingas laikas yra.
Matau vieną, du, nykštukus, dvigubus, dar, super. Matau, kad yra žmonių, kuriem yra naudos. Tai pakomentuokit, kas norėjo. Juste, prašau. Ar ten netyčia ranką pasikėlė? Prašau. Skaičiuoju mintys iki kokių 7. Klausimai, komentarai. 3, 2, 1. Tai buvo čia klausimas, jau Andrius Čia atsakė. va, matau. Nežinau, ar buvę vadovai geresni kaučiai, bet kad tie vadovai, kurie mokėsi kaučingo, tikrai tapo geresniais vadovais. Bet aš taip pasakysiu. Tai šitą aš galiu garantuoti. Ar buvę vadovai? Nebūtinai. Gal taip, gal ne, priklauso su kuo dirbs. Mano atveju man labai praverčia mano vadovo patirtis. Kai aš dirbu su kitais vadovais, aš žinau jų virtuvę, aš žinau, kuo jie gyvena. Ar ne? Ir būtent to lygio vadovais aš galbūt geriausiai gaudausi, kaip dirba va to departamentų vadovo lygio, galbūt C lygio vadovai, kurie už funkcijas atsakingi, nes aš pats ten esu buvęs. Žinau, kuo ten gyvena ir žinau, kokie yra dalykai. Geras Dariaus klausimas, kaučas ir mentorius, kuo skiriasi. Tai čia mes turėtume gal ir šitą žemėlapį pažiūrėti, galėtume. Ir kaučas išimtinai dirba čia, viršui. Mentorius, jisai galbūt nupiešiau kitą spalvą, pavyzdžiui, mentorius labai daug turi bendro su kauču, ypač europinis stilis, jeigu yra dar amerikinis mentoringas, europinis mentoringas. Tai amerikinis labiau direktyvus, jisai eitų žemyn labiau, europinis kažkur čia. Tai aš sakyčiau, mentoringas kažkur tai būtų tokia kažkokia kriaušė būtų, ar ne? Vis tiek būtų svorio centras čia, klausinėtų, bet ir sakytų kažką, galbūt ir sakytų ir gal klaustų apie praeitį, bet svorio centras, aišku, būtų kažkur tai čia. Ar ne? Kur būtų, gal galėtų būti nukreipiamųjų kai kurių klausimų, net tokie visiškai atviri kaip coachingė. Gal dalinimosi istorijomis daugiau, kur coachingė mes nesidalinam istorijomis, nes tai tada gali numušti, arba labai žinodami jau klientą ir labai atsargiai dalinamės ir paskui teisingai paklausiam po istorijos coachingė, ne? Tai mentoringas būtų truputį į čia ir žemyn. Tai mano atsakymas per šitą žemėlapį būtų toks. Bet pajauskit jėgą žemėlapiu. Čia daug ką galima paaiškinti, teisingai, su žemėlapiu. Vietoj to, kad pasakot pusę valandos istorijas, kuo skiriasi coachingas nuo mentoringo. Va tuo. Ne, mes iš karto matom, mūsų protas sugaudo iš karto skirtumus. Ir beje, eriksoninio coachingo vienas iš bruožų, kad eriksoniniam coachingė stipriai ir gausiai naudojamos įvairios struktūros. Ir per tas struktūras kliento suvokimas generuojasi labai stipriai. Ir, kaip pasakyti, tiksliai. Stipriai ir tiksliai. Tai va čia vienas iš pavyzdžių. Ar ne? Kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, domėtųsi, čia man kokią profesiją rinktis, aš galėčiau klausinėti per šitą struktūrą. Ar ne? Sakyčiau, o tavo profesija, apie kurią tu galvoji, arba kurios norėtum, labiau tu norėtum, kad ten būtų direktyvesnis priėjimas, ar kad ten būtų toks daugiau laisvas priėjimas. Labiau norėtum kurti kažką vertingo žiūrint į ateitį, ar labiau norėtum dirbti su praeities problemom. Ne? Aš galiu per šitą žemėlapį klausinėti žmogų ir padėti susigaudyti, kurioje šitą žemėlapio vietoje noriu aš savo profesijos ar veiklos. Ir tada, kai jau kažkur tai susikristalizavo, čia, jau tada labai susiaurėja galimų tokių paieškų ratas. Ir aš žinodamas, galiu iš vis net nepiešti klientui šito žemėlapio, bet aš jį žinodamas galvoju, tikslingai klausinėdamas, apytikriai padėti surasti klientui, kurioje vietoje yra jo numanoma profesija, pavyzdžiui, galima labai stipriai padėti ir per trumpą laiką, per vieną pokalbį, per kokį pusvalandį duoti aiškumo tokį šuolį. Ir tada iš visų galimybių, ten kiek profesijų registrė 6000 ir kiek Lietuvoje yra, galbūt susisiaurės iki kokio 100 profesijų, ar ne? Tai va čia gali būti tokia nauda coachingo, kur per 1 valandą šuolį aiškumo prasme gauna žmogus.
Taip. Tai paskutinis šansas, ką nors paklausti prieš demo sesiją, kurią aš turėčiau dabar su Sonata pademonstruoti. Pažiūrėsime, galbūt stengsime trumpą ją padaryti, kad neišsiplėst. Kas nori pamatyti demo sesiją, pamojuokit. Tikiu, kad visi, bet žinot, kai pamojuoja, tai stipriau būna. Kokių rankelių paieškokit, kokių visokių, vat, ir paplot galima, ir širdutes pasiūst. Gerai. Va. Gerai, tai tada mes eisim į sesiją. Aš paprašysiu sesijos laikui išsijungti ekranus, bet čia dabar tas trumpas laikotarpis, kai paprašysiu išsijungti kameras, kad mes liktume dviese su Sonata. Ir jūsų užduotis, jūs esate stebėtojai. Stebėtojus ir stebėtojai, jūs stebėsit, kaip kalbasi du žmonės, Sonata ir Paulius, su tikslu pasitarnauti Sonatai. Sonata turi savo tam tikrą klausimą ir vyks pokalbis čia. Paulius klausinės apie sprendimus ir ateitį. Jūs tiesiog pastebėkit, klausydami ir klausydamos pastebėkit, galbūt kai kurios atsakymus rasit į savo klausimus ir savo temas, galbūt įrankius pastebėsit. Įrankiai yra klausimai, klausimų sekos, klausimų virtinės, per tam tikrą struktūrą užduoti klausimai. Nežinau, ar įvyks rekontraktingas, bet jeigu įvyks, tai gal jūs jį pamatysit. Bet bent jau žiūrėkit, kaip kontraktingas vyksta, ar ne? Kaip vyksta kontraktavimo sudėtyje ir galbūt už kontraktavimo sudėties tikslo išsikėlimas, ar ne? Ir galbūt pastebėsit kai kurių Eriksono ypatumų. Mes aptarsim po sesijos, pasižiūrėsim, ką jūs pastebėsit. Tai jums yra stebėjimo užduotis. Gerai? O mes su Sonata įkvėpiam, iškvėpiam. Ir sakom, kaip gerai, kad mes čia dviese, ar ne? Niekas mūsų nesiklauso. Kaip tu laikai, Sonata? Dienos pabaiga, intensyvios dienos, kiek žinau. Šiaip aptikau iš karto jaudulį, kai jau pasakai, kad sesija bus toks, žinai, kūnas reaguoja. Taip. Protas atrodo ramus, bet kūnas tai iš karto toks pilvą pradėjo sukti. Taip va. Pamatika, bet mums prasimuš. Ja, tai va, yra tokio. Na. Tai Bet jau aprimsta. galime, ne? Tai aš siūlau, kad apie 20 planuojam, gal jeigu ten užsitęs keliom minutėm, tai mes leisim turbūt savo prabangą pridėti, bet plus minus, jeigu taikytume į maždaug 20 minučių pokalbį. Ir Sonata, jeigu šitam pokalbį tiesiog viskas būtų įmanoma, įskaitant stebuklingus kažkokius tai atsakymus ir įžvalgas. Bet taip tiesiog. Bet jeigu imtų ir įmanoma būtų šitam pokalbį, iki stebuklų ir virš. Tai kas būtų pats geriausias rezultatas šiandien už 20 minučių? Kaip tai tokį klausimą, tai net juokauti norisi. Tai kur tie mano milijardai? bet gal tada tų paslapčių neskleiskim įraše. O realiai, tai aš turiu tą klausimą šiandien jau savo uždavus ir man tikrai būtų svarbu rasti tokį savo atsakymą. Nes, truputėlį konteksto ir iš karto aiškiau. Aš esu, pastebėjus, kad labai, nesu ten kažkokia kūrybiška dizainerė, bet labai daug idėjų turiu. Šiaip gyvenime gimsta, jos įdomios. Aš entuziastai. Ir daug matau tame vertę. Kita vertus, aš labai dažnai prisikabinu, įsipareigoju. Ir pavyzdžiui, jeigu tai, aš mėgstu dirbti su komanda, tai aš viena retai kada darau, aš visada su ta idėja ateinu pas kitą žmogų, pasikalbėti, susibūrė kažkokią tai grupę. Ir mes pradedam dirbti, ir tada man dar gimsta kita idėja, ir tada susibūrė dar viena grupė, ir tada susibūrė dar viena grupė. Ir dar tų grupių yra daug, ir yra didžiulės mano atsakomybės jausmas, aš turiu visur dalyvauti tada ir tęsti, ir prisimti atsakomybės ir daryti.
Ir Mhm. va jaučiu tokį truputėlį diskomfortą. Jau dabar, nu, ten Mhm. kūnas sako skauda. Matau, kaklas supinėjai. Tai va, ir kažkaip galvoju, va jeigu sesijos metu man norėtųsi savo tokio ir atsakymą, ir aiškumo, aš nežinau, kas tai turėtų būti. Žinai, ar tas kabliukas, kas mane taip užkabina, bet man tarsi yra atsakymas, kad tai yra, nu, atsakomybės jausmas. Gal aš čia, nu, Jo. negaliu pavesti, esu išmokusi, mane mama augino labai atsakinga. Taip. Tai va, ar čia yra, nu, kažkoks nesugebėjimas vis tik tai, nu, nežinau. Žinai, man dar nėra aišku, kas tai yra, bet jeigu man palengvėtų, Mm. žinai, tas toksai, nu, kažkoks, žinai, ta įžvalga, kuris, žinai, ir šiek tiek palengvėtų, nes dabar pradeda atrodyti, visi projektai įdomus ir įkvėpia, ir visur nori būti, Aha. bet sunkokai jau tampa. Žinai, Okay. nu, toks, tai vat jeigu man palengvėtų, tai čia būtų geras rezultatas. Aha. O sakyk, prašau, tu paminėjai palengvėtų ir įžvalgą, ar ne? Ir paminėjai, kad dabar nu, va, ta situacija savo su įsipareigojimais, su komandomis, kur paskui va, net ir kaklas atsiliepia. Ar ne? Aš tuoj grįšiu prie to klausimo patikslinimo, ką nori išsinešti iš pokalbio. Tai jeigu leisi, aš tarpę užduosiu dar vieną klausimą tarpinį. Jeigu taip trumpai galėtum žvilgtelt į nu, tokį įsivaizduojamą alternatyvę versiją savo gyvenimo, kuri yra na, visą galvą geriau arba tai, ko tu labiau norėtum, negu yra dabar. Ne? Jie būtų keli štrichai, jeigu išsispręstų šitas dalykas, kaip tada būtų? Ar tu norėtum, kad būtų? Jinai, nu, norėtųsi tokio gal didelio globalesnio projekto, kuriame galėtų gimti tos idėjos, bet, žinai, vat bandau dar įvardinti savo tiksliai, todėl kad dabar atrodo visos tos idėjos vis tiek eina viena kryptimi, jos nėra, kad ten išsiblaškiusios, kažkaip jos eina į tikslą, aš turiu visiją, jos, nu, bet šitom idealiam atveju kažkaip tai jos gal, jos energiškai papildytų, kad tai nebūtų toksai, kad reikia išdalinti laiką ir energiją projektams, bet tai toks kaip srautas, nes energiškai papildyti, ar man, žinai, net nu, malonu rankose jau kažkas tokio jaučiasi energija. Nu, tokio, va, tikrai norėtųsi tokio augimo, žinai, kad ir visos tos komandos kurtųsi, žinai, kartu, va, ta visas toks, taip. Pabūk. Bet keletą sekundžių pabūk, va, toj savo vizijoje, va, taip ir pajaus, galbūt kažkas dar prisidės, tiesiog patyrinėk labai keletą sekundžių. Aha, va, tikrai taip noriu. Taip, žinai, man dabar toksai, nu, aš labai mėgstu tenai, visada turiu savo metaforą, žinai, kokią vandenyno dalim aš noriu būti. Ir vandenyną aš visada įprasminu, nu, kaip kokią vertybę, kurią nešu į pasaulį, kaip savo misiją, žinai, kieno dalimi aš esu. Ir va čia, žinai, gal aš dar nesu pilnai atsakius savo klausimo, žinai, ir va tas atrodo ryšančioji grindis, tai ir yra va ta bendra misija, ta vertybė, tas vandenynas, kuris teka. Ir jisai, nu, nereikalauja to, nu, tokio, žinai, stūmimo pradžioje, žinai, to sunkumo, jisai jau teka, žinai. Teka. Yra srautas, teka. Veržiasi jau pats, žinai. Tai turint omeny tai, ką tu dabar pamatėjai ir kas yra tavo viduje, jeigu grįžtume prie šios dienos pokalbio rezultato, tai ką iš šių minučių, kurias mes turim drauge, norėtum išsinešti ir tai būtų vertingas rezultatas, kuris tave pradėtų labiau vest link to, ką turi omeny. Man atrodo, kad gal svarbu kažkaip tokio
man toks jausmas, aš dar nežinau, kas tai yra, bet vat, kadangi minėjau, kad visi projektai vat, yra, aš suprantu vertybę, tarsi kryptį, tarsi kelią, bet gal kažkas tai juos jungia aukščiau, žinai, toks vienas, kuris man tokie, nu, stipriau būtų, žinai, tokio aiškiau būtų, ne, tokio prasmingo. Tai aš kažkur tai jaučiuosi, dar žinok, trečiam aukšte galėčiau būti aukščiau, bet tame suvokime. Teisingai girdžiu, pataisyk mane, jeigu netaip išgirdau, tu nori dabar geriau suprast, kas galėtų būti jungiantis visus tavo projektus, kažkas aukščiau. Nu, va tai taip, va ta kažkoks žodis, kažkas ten turi būti, žinai, kažkoks jausmas, nu kažkas tokio, aš dar nežinau, kaip tai atrodo, gal vertybė, bet žinai, nu nežinau kas. Bet va tas taip, tas kažkas, ko aš dar, nu nematau, aš nepakilau ten. Aš dabar va tokiam, žinai, patvertinga, faina, daug produktų komandų, bet aš nepakylu dar ten. Okay. Aš pakartosiu ir tu pataisyk savo žodžiais, pasakyk, ko mes ieškom tada per tą laiką, kurį dar turim, gerai. Aš kaip išgirdau, tai pamatyti ar pajausti tą kažką, ko dar nejaučiau iki šiol, tą kažką, kas jungia mano projektus arba galėtų jungti mano projektus, kad ir būtų taip, kaip tu papasakai. Ir kai tu man gražinėjai, suprantu, kad man norisi pakilti tą lygį ir va čia pajausti, va tas net nepamatyti, o, žinai, tas toksai... Pajausti. Jo, toks, žinai, kai ir čia pamatai aiškumas yra, bet ir čia toks, žinai, va, nu, va, pakilt liftu į tą lygį, žinai, man aš jau vietoj, žinai, aš, nu, galiu ten būti, bet aš dar nepakilau. Tai nori daugiau aiškumo, suvokti, kas jungia tavo projektus. Teisingai girdžiu? Ir aiškumas per pajautimą ateina. Nu, toks jo, per intuityvų tokį pajautimą kažkaip man tada pasimato iš karto. Toks, žinai, aiškumas per horizonto pamatymą tokį, žinai. Pajausti horizonto pamatymas. Toks, jo, ir aš, nu, vat, įdomiai, kai galvoju, pas mane yra aiškumas, kai yra erdvė ir kai vėl gali gimti kažkokios naujos galimybės, žinai. Toks tai, toks, jo. Okay. Kuo tau? Kai galėsi. Dabar tu apibūdinai labai taip, na, aiškiai sakyčiau, tikriausiai, ne? Kad ieškai to aiškumo, kas jungia tavo projektus ir iš ko suprasi, kad tu tai gauni, tai tu pajausi, tu pamatysi horizontą, galbūt pamatysi galimybės. Taip supratau, ko ieškom. Ar dar pat kažką? Žinai, kartais atrodo, sakau, nu, bet man, žinai, bet tą, ką dabar įvardinai, nežinau, man taip tarsi, žinai, kaip Šanchaj yra tas bokštas ir tenai yra tas rutulys, ne? Tai va tarsi, kaip sakau, va šitie visi projektai, nu va tas ir yra, kad man reikia kažkaip tai įsivardinti, žinai, ką jie man duoda, va tą tokį aiškumą, žinai, kokią vertybę, nes ten po to jau atsivers vėl naujas, žinai, toks lapas. O dabar atrodo, dėmesys yra visur. Va, kame yra bėda, žinai, kad yra dėmesys į daug dalykų, o norėtųsi, kad, žinai, tai, nu, būtų tas pagrindinis dėmesys tenai, o ten toksai neįsiblaškęs, toksai, bet sakau, man kažkoks tokio trūksta supratimo, va to didesnio man. Tai susumuok, kaip tau dabar sumuojasi. Mes vis dar apie 10 minučių turim pokalbį ir mes ieškom kažko, kas pačiupinėjama galėtų būti pokalbio pabaigoje. Žinai, nežinau, ar per 10 minučių realu, bet tas toksai jausmas, kad turi ateiti, aha, okei, tai aš čia esu. Žinai, va, jo, toks jausmas, žinai, okei, čia aš esu, žinai, tas toksai, nu... Atpažinimas tam tikras, ne? Jo, toksai, bet, nu, žinojimas, žinai.
Ir tas čia aš esu yra pajautimas, yra susijęs horizontu su galimybėmis, su tuo, tu sakai, neišsiblaškius, o kaip tik priešingai negu išsiblaškius, ar ne? Dėmesys neišblaškytas, o kaip tada tu pavadintum? Nu, toksai... Jis nėra sufokusuotas, jisai mato, bet jisai yra ašyje. Nu, toks, žinai, buvimas Ašyje. savo vietoj yra toksai buvimas ašyje, aš esu čia Okay. ir dabar, vat, žinai, Okay. va, žinai, tarsi atrodo, kai dabar esu daugybėj projektų, atrodo, kad aš, nu, ant skirtingų kėdžių sėdžiu. Aha. Tai, vat, daug skirtingų kėdžių, o norisi suprasti, žinai, nu, va, tą vienoj kėdėj, žinai, kur aš sėdžiu. Okay. Kur aš sėdžiu? Kokioje vienoje kėdėje? Ar ne? Jo, toksai, žinai, kad aš, nu, nepersėdinėjau tas kėdės, ne, Taip. ten dirbdama. Bet aš, nu, valdau, žinai, nu, va, čia yra kėdės, žinai, galiu ten, bet, nu, va, toks, žinai, kokia ta kėdė, kur aš čia. Okay. Tai to ir ieškoma, ne, tokio suvokimo, tai kokioje aš čia kėdėje sėdžiu? Nu, taip, man atrodo, va, tada aš ir suprasiu, žinai, va, to vietoj sėdžiu ir man tada, žinau, tikrai, va, ir pajautimas ir aiškumas atsiras. Okay. Ir suprasi, kad jau supratai, kad pajausi, bus aiškumas, ar ne, va šitie dalykai, kur tu paminėjai. Nu, ačiū už tokį, žinai, nu, sutelktą, va, tokį, skamba jau net kaip ten sako, geras klausimas jau pusė darbo, tai tarsi skamba, kad gerą klausimą užsidavė. Nu, toks jaudulys mane įma, galvoju, kas čia bus, žinai. Patyrinėkim, kas čia per ašis, kas per kėdė, ar ne? Ar galėčiau aš tave pakviesti tiesiog? Dar nežinai kokia kėdė, bet tarsi burtų lazdelė mostelėjus atsidūrė į toje kėdėje. Tiesiog atsimerkus ar užsimerkus, bet kažkokiu būdu leisk savo persikelt į tą kėdę toje ašyje, kurioje tu esi. Žinai, nu, net balsas atjaučiu, žinai, toks net nuo kartu tapo. Nes pirma mintis, kuri atėjo, tai pripažinimas savo kompetencijų, žinai, va ta ašis yra pripažinimas, nu, va, savo kompetencijų, savo patirties, savo viso to, žinai, tokio, nu, pradžiai galvoti savivertė kažkas, bet va čia yra ta, žinai, pirmiausia savo pripažinti, va tiesiog, žinai, pažiūrėti, iš ko ta ašis susideda. Nes, nu, realiai tai yra tai, žinai, bet, nu, jeigu atsisėsti tą kėdę, tai ašis yra tai, kad žinau, kas aš esu, ką esu nuėjusi. Žinai, ir va tada tas matymas, tai ko aš dar galiu ir ką galiu sukurti. Tiesiog taip geriausia, kaip gali dabar patirti tą ašies pojūtį arba patyrimą. Tiesiog tarsi jau turėtum tą patyrimą. Tokių įdomių dalykų vis pastebiu, tai dantis sukandu, tai, žinai, kažkas tokio. Bet man labai aišku, kad va čia tas yra, žinai, toksai, nežinau, nu, ar, nu, per sesiją, bet toks vidinis savo darbas, nu, va, prisimti visą tai, žinai, nu, skirti tam laiko, nes tai yra, nu, va, to, ko aš ieškojau, žinai, tos atramos. Čia
Kiti laiko tam atpažinimui, teisingai girdžiu? Nu taip, tokio, nu, aš daug dalykų gal ir žinau, bet tas toksai, vat, skirti tam laiko Okay. ir, nu, kad čia toks, žinai, nu, vat kamienas, ašis, tai yra labai svarbu, Okay. nes žinoti, iš ko jinai susideda. Okay. Mhm. Žiūrėk, kur tau norisi žvilgsnį vidinį nukreipti, gal į vidų savęs, o gal aplinkui apsidaryti, kai jau tu esi ašyje ir esi kėdėje, tai ką patiri būdama tenai? Žinai, mes kol kalbam, nu, vyksta vat visokių tokių, nu, kaip tokia jautimas, vat, kad jinai pilnėja ta šis ir jinai tokia plečiasi. Žinai, nu, kažkaip atrodo kaip tokių, žinai, kaip tie MMM saldainiai jų daugėja to visko, ten, žinai, tokia didelė tampa. Žinai, ir net sunkiai jinai tampa tokia, žinai, net nesakysiu, kad 100% malonė. Bet ten matyti reikia, nu, žinai, nu, pafiltruoti, pasižiūrėti, ten susidėlioti savo struktūrą, žinai, ir aš va tą matau. Kita vertus, ne apie tai dabar norisi, bet kaip tik norisi dabar tada pažiūrėti, kai jau tai yra. Pažiūrėk aplink. Jinai nesuorganizuota, bet jinai yra, žinai. Tai vat norisi pažiūrėti aplink. Ir žinai, va, tą momentą kyla mintis, tai kur tas, žinai, nu ne kur net, bet va tas, žinai, toksai, nu, eit savo kryptim, jau, žinai, neieškoti partnerysčių pradžiai, žinai, nežiūrėti ten, nu, ne idėjos lygmenį tai yra. O tai yra jau toksai, žinai, kad, nu, toks, žinai, bet aš jaučiu, kai ten susidėlios, va tas, žinai, iš PMM su viskas. Tai yra ta tokia aiški kryptis ir čia mano, žinai, ir tada yra partnerystės, yra atskiri žmonės su kryptimis savo, žinai, yra kas eina kartu, kas iš paskos, kas priekį, žinai. Bet toks, nu, toks jo, toks atsiranda, nu, tas ne vienišumas, ne viena, nu, toks vienas, bet gerąja prasme, toks, žinai, vienetas, toks, žinai, interaktyvus su pasauliu. Vat aš esu, aš atsakau, aš dalyvauju, aš priimu, bet va tada, vat yra toks jausmas, kad taip, aš esu dialogė. Aš esu dialogė su pasauliu, kuris mane kviečia. Ir su tuo vidiniu savo balsu, kuris man irgi sako. Žinai, nu, tame mes visą laiką kalbamės. Tas yra toks. Ir su pasauliu, ir su vidiniu balsu. Ir su savo, jo, toksai, žinai, toks, man tai čia yra, nu, toks tikras buvimas, nu, toks, žinai, tikras gyvenimas. Ir va tada ta banga labai fainai. Nes tada, žinai, nu, ta prasme, nereikia jungtis, tu žinai, kurioje bangoje esi. Nereikia prisijunginėti, supranti? Aha, žinai. Nu, ta prasme, tu esi, žinai, čia kaip struktūrai, esi toj bangoj, viskas. Ir net klausimo nekyla, kas aš, ar dėl ko, ar kam jungtis, kur ten, žinai, esi. Ir čia labai, va, žinai, kai sakiau, kad noriu lengvumo tokio, tai va čia yra lengva. Nėra pastangų, esi, žinai. Taip va. Kur dabar esi mūsų pokalbėje? Žinai, labai įdomiai pagalvojau, tiek metaforom čia kalbu,
žinai, galvoju, ką ten žmonės supranta, žinai, nes prisimenu, kad demo. Nu, mes to paklausim. Jo, Bet dabar jeigu bet grįžtum kita- dar pas save, kur tu esi mūsų pokalbėje. Jo, bet kita vertus, man, žinai, nu, toks aiškumas atsirado, nes atsirado tas palengvėjimo jausmas, Mhm. kurio aš norėjau. Atsirado aiškumas, žinai, nu, va tas, aš pakilau to aukštu, Mhm. žinai, ten, kur man reikėjo, nes aš pamačiau, žinai, kad kai ten esu, tai aš esu, neklausiu savęs, kokio vandenyno ir kokiai bangai ir ką nors, aš tiesiog esu ir viskas. Ir ten yra lengva, nes, nu, gyvenimas yra, žinai. Mhm. Ir dar buvo tas, nu, man labai aišku, ir aš tarsi reziumuoju, bet nežinau, gal ir laikas. Žinai, kad tas, vat, supratau, kad mano tie saldainiai jau ten yra, jie, nu, aišku, žinai, ta vat, visa patirtis, tas stuburas sudaryta, vat, dabar iš kažkokios piuzlės, man tą struktūrą, nu, verta persižiūrėti, ten, žinai, Mhm. susijungti kažkokią savo tokią atramą pasidaryti, kad jinai nebūtų sunki tokia, žinai, ir įsibarščius, bet kad Mhm. jinai būtų tokia, žinai, mane palaikanti, lanksti, o tokia, žinai, nu, va, jos, taip tvirta, lanksti, nu, va, kaip čia gerai, žinai, Mhm. tokia gera šis yra atrama, žinai, tokia, Okay. bet tai aš ją norėčiau, nu, susikonstruoti, bet aš žinau, iš ko konstruoti, iš savo skilsų, iš savo patirčių, iš to, žinai, ką esu jau padariusi žinių, bet iš to man reikia tiesiog Mhm. susidėlioti, gal net sesijai Okay. kitai, ar čia, žinai, Mhm. kažkokia. Na, aš čia jau žymiu tau, kad paskui galėčiau perduoti, Jo, jo. ką tu paminėjai kaip žingsnius, ką daryti toliau. Mhm. Paskirt laiko, persižiūrėti struktūrą, susikonstruoti ją iš savo žinių, patirčių, skills. Mhm. Taip. Ir va tada, kai tą atramą turiu, žinok, man atrodo, man, nu, ta prasme, žinai, aš jau esu tam, žinai, aukšte, kur galiu pradėti, žinai, nu, stebėti pasaulį ir klausti to čia ir klausti ten, žinai, kas, nu, atsakinėti, ne, nu, vat, atsakinėti tuos balsus. Ir man atrodo, kad čia va ta tokia įdomi kelionė laukia. Kaip apibendrinum, mūsų iš tiesų į pabaigą pokalbis 25 maždaug minutės įvyko. Ką gauni rezultate šito tyrinėjimo, kur tu norėjai aiškumo, ar ne, kokioj kėdėj, kokioj ašyje aš esu, su pajautimu to aiškumo. Ką iš tikrųjų gauni? Man turbūt pats svarbiausias dalykas buvo, nu, va, suvokti, kur aš esu įsibarščiusi, žinai. Ir tas įsibarstymas yra todėl, kad dėmesys yra išbarstytas. Mhm. Ir tas, vat, žinojimas ir tas pajautimas, kad aš turiu tą ašį, jinai sunki dėl to, kad jinai, nu, dėmesys turi būti ten, žinai, į ašį, kad jisai, nu, susistruktūruotų, nu, vat, skirti tam laiko, ne į išorę, ne į kažkokius ten dalykus, bet svarbiausia skirti ten laiko, susidėlioti, kad jinai būtų, nu, ta atrama, kurios man reikia, ir tada viskas eis. Nu, žinai, va čia. Man yra, nu, Tas aiškumas, į ką susi... toks, va čia. Žinai, kad, nu, dėmesys ir, žinai, bet man atsirado tas suvokimas, nu, man dabar yra daug lengviau, žinai, jeigu matysiu, kad man reikia tam laiko, nes tai yra mano prioritetas. Tai, žinai, nu, paleisti tas atsakomybės ir tas visus kitus, nu, sakyti, sorry, nu, man šiuo metu čia yra svarbiau. Ir šitas yra mano numeris 1 prioritetas dabar. Ir po to galiu, bet iš tos ašies, žinai, man atrodo, man viskas geriau ir vyks. Žinai, nu, ir matysis, ir, žinai, ir gal kažkur tai, žinai, nu, bet vaikus paauginai, reikia išleisti darželį, žinai. Nu, tie projektai irgi gali kažkaip tai, ne? Tai va taip, man atrodo. Man prioritetas pasistatė, bet numeris 1. Prioritetas atsiradai. Toks, žinai, labai aiškumas, kad aš tarsi teoriškai, aišku, visi žinom ir gyvenime taip ir būna, aš savo prioritetas, bet šitoje vietoje tas labai aiškiai pasimatė, dėl ko man to reikia. Su tuo aišku. Nes kitaip, žinai, tai yra perdegimas ir, nu, nepasitenkinimas.
Tai girdžiu, net ir tavo balsas pasikeitė, pastebėjai, sutvirtėjo. Taip, op. Jo, aš pastebėjau, kad aš užrėkiau, Ir išsitėsi tavo, sėdi kitaip, pastebėjai. Tai koks pats pirmas žingsnis būtų dabar su šituo aiškumu ir šituo suvokimu? Žinok, pasižiūrėt tą savo, žinai, man tiesiog metaforiškai matau tokį platų džerą, žinai, tų emendensų ir tokį storą ir platų ir kažkokį tokį. Jisai man sunkus, bet man norisi jį padaryti, žinai, tokį, žinai, kaip stuburą, lankstų, kaip atleto stuburą, tokį, žinai, tokį, struktūrą atnešti, nepabirusi kažkokį turėti, ne, bet tokį, tai čia yra mano darbas ir aš rytoj tai faktas, pasimsiu gal net šiandien reflektuoti, pasižiūrėti, susidėti, gal sesiją, gal kažką, žiūrėsiu, bet aš suprantu, kad čia man yra point. Tai girdžiu, kad žinai, ką dabar daryti su tuo. Jo. Tai prieš mum, galim jau finišuoti po truputį? Gali. Ką apie save sužinojai iš šito pokalbio? Ką apie save? Kas pasikeitęs, jeigu iš save žvelgtum, ką sužinojai, ir iš vis koks pokytis ar progresas tavyje įvyko? Man buvo aiški žinutė, kad aš jau sėdžiu to kėdėj. Man tik tai trūko, nežinau, dabar jau sėdžiu. Žinai, man trūko tokio milimetro kažkokio, kad, jo atsisėsti. Žinai, ir ką dar taip. Man buvo viena mintis, aš galvoju, ką aš apie save tokio. Man gal buvo, žinai, bet tas irgi, tas sunkumas, kurį aš turiu, ir tai yra ir pozityvus dalykas. Tai buvo tas, žinai, kad blemba, oi, aš netuščia, žinai. Ta prasme, jeigu ten kalbant apie tą patirtį, apie tos dalykus, žinai, kad ten gal prasivalyti jau reikia, žinai, bet realiai, ta prasme, bet kai pamačiau tą, žinai, emendensų dėžę, aš supratau, žinai, kad aš jau to kėdėj, žinai, jo. Žinai, ten gal reikia biškai, prasišvarinti, net kažką, kaip sufailuoti, archyvuoti. Taip. Tai šitas, žinok, buvo, tas toksai savo pripažinimas, žinai, ne taip, kad man dar kažko trūksta, kad per daug gal net. Supratau. Ir žiūrėk, koks balsas irgi, ne? Taip, girdėjai save jau, ar ne? Girdžiu. Tai ačiū tau labai už šitą tyrimą ir už tą, žinai, tiesiog transformaciją akyse. Tiesiog ačiū labai už šitą ir tikiuosi, kad ir ne tik man malonumas, bet ir mūsų žmonės, kur stebėjo. O čia mes turėjom tokią sesiją gilę su vidinė transformacija. Ačiū tau labai, kad sutikai būt ir padovanojai šitą galimybę. Ačiū tau. Dėkui. Iškvėpia, mūsų sesija baigta, galim sugrįžti į eterį su kameromis. Nepakilo man ranka sustabdyti po 20 minučių, turėjom 30 minučių, bet turbūt buvo verta, ar ne? Jeigu mes grinai, kadangi žiūriu į laikrodį, mūsų laikas į pabaigą, grinai vieną kitą komentarą, ką pastebėjot, galbūt kaip įrankius ar metodą, kas čia vyko šitoj sesijoj, tokia gili transformacinė, jinai pasirodė, kur įvyko de facto transformacija tam tikrai. Inesa, prašau. Tai ačiū labai už demo sesiją, buvo labai įdomu klausyti. Labai pastebėjau daug atspindėjimo klausimų, kuriuos jūs labai gražiai uždavėt ir kartu vedėt klientę jos klausimų kelioniai. Tai tas atspindėjimo labai per kūno vėliau reakcijas, per labai tokį gražų ryšį ir kartu tarsi neapsunkinant to pokalbio. Tai labai toks švelnus buvo, atspindintis coachingas. Dėkui. Ką išgirdau. Ačiū.
Dar vienas ar du žmonės, ką pastebėjot ir galbūt paskui paklausiu aš iš Sonatos, kas jai suveikia labiausiai ir gal čia tą instrumentą ištrauksim. Kas norėtų dar pakomentuoti? Aš Sonata tavęs paklausti noriu. Tikrai įvyko kažkas, ar ne? Poslinkis vidinis. Kas tau suveikė vienas ar porą dalykų? Žinai, kaip nebūtų keista, bet ką dabar atsimenu, tai, žinok, labai suveikia tie stebukliniai klausimai. Žinai, nu, va tie, nes tarsi aš jo žinau, bet jie buvo tokia netikėtai man vietoj, žinai, kad jie, nu, ta prasme, nebuvau aš jiems pasiruošus, atrodo, bet jie mane iš karto ir nunešė ten, kur reikėjo. Ir jie buvo du, jeigu aš, atsimenu gerai, net 2 kartus tu mane nuneši į tą vietą. Tai va čia man, va tas toks vidinė tokia patirtis buvo, žinai, labai stipri. Ir aš buvau labai savo procese, žinai, aš dabar galvoju, ką dar aš nestebėjau sesijos, nes man, žinai, buvo svarbus tas dalykas. Tai tikrai, bet palauk, galvoju. Nu, čia komentarų galiu, ką pastebėjo. Bet gal primins, žinai, kai... Nu, dabar komentarus galim paskaityti. Lina rašo, kad atspindėjimo frazės ateities būsenos projektavimas tikrai taip. Mes ateities arba įsivaizduojamos būsenos projektavimą darėm tikrai. Ar ne patyrimą, netgi ne projektavimą, bet patyrimą kūno. Tikrai mes tą darėm kaip metodiką. Gražus užklausos pakelimas į vizijos lygį, tada sugrįžimas prie tikslos. Tikrai taip, jūs pastebėjot kontraktavimo procesą, Andriau. Tikrai taip, mes nuėjome į viziją. Ir tada sugrįžom su įžvalgom iš vizijos patikslint šios sesijos rezultato. Pastebėjot, kaip jisai patikslėjo? Ar ne? Po tos kelionės į viziją ir atgal. Vizualizacijos technika. Kaip? Net, pasikeitė fokusas. Taip. Kad dėmesys persifokusavo, tai tikrai ir ten patikslėjo užklausa. Mes dirbom su kliento metafora. Va čia matau vizualizacijos metodas, daug metaforų, vizualizacijos apie kėdę. Aš tai pavadinčiau darbą su kliento metafora. Ne Paulius sugalvojo tą metaforą, bet išgirdo metaforą iš Sonatos. Ten buvo 2 raktiniai žodžiai metaforoje, ašis ir kėdė. Ir mes dirbom su tą metaforą ir per kliento metaforą atėjo įžvalgos. Ir per būsenos tam tikros sukūrimą ir palaikymą. Bet tokia buvo sesija, jinai, sakyčiau, nelabai dažnai tokio gilumo sesijos pasitaiko. Ačiū Sonatai, profesionaliai klientai ir profesionaliai coachingo specialistai. Čia irgi klientas turi būti patyręs, kad stipri sesija galėtų įvykti. Teisingai, tai čia matom, kad klientas yra patyręs. Tai mes, tiesą sakant, dirbom su kliento metafora. Jeigu klausimėt, pagrindinis įrankis arba technika, gal nelabai verčiasi žodis pavadinti, bet pagrindinis approach, ne angliškai būdas dirbti, tai buvo darbas su kliento metafora. Tai va tokią pamatėt sesiją. Ačiū labai Sonatai ir ačiū už tą dovaną, kurią Sonata padovanojo. Galėjot stebėti pokytį, transformaciją, ar ne, žmogaus, matėt, pasikeitė, veido išraiška, balsas pasikeitė, sėdėsena pasikeitė. Čia yra signalai, kad vidinis pokytis vyksta arba jau įvyko. Ne? Va, tai mes beveik savo programos pabaigoje ir mūsų laiko pabaigoje. Tai noriu vis tiek suspėti dar pasidalinti ir galimybėmis, kas norėtų tęsti arba pradėti coachingo mokslus, pasignalizuokit man, kam įdomu būtų tobulintis coachingą. Nepriklausomai nuo to, ar jau jūs esat coachingo specialistai, ar pakeliui esat, ar dar nepradėjot. Čia reakcijų visokių yra, matau širdučių, raketą galima paleisti, jeigu patinka. Tai noriu porą dalykų įgarsinti ir paskui ir atsiųsti, ko gero, parodyti, galima įdėti, gal ir Sonata gali įdėti į komentarus nuorodas, kad pasižiūrėt. Tai vienas dalykas, ką noriu anonsuoti, gal jūs jau ir girdėjot ir matėt, tai mes renkame grupę ir pagal visus planus spalio mėnesį paleisim grupę Level 1 programos, tai yra nuo pradžių, coachingo mokymasis nuo pradžių.
yra eriksoninis kursas, labai stipri programa, aš jau ją vedu virš 10 metų, ta programa egzistuoja turbūt apie 40 metų pasaulyje ir tobulinama nuolat. Per tą 10 metų, kai aš ją vedu, jinai pasikeitė, nežinau, bent 5-6 kartus tobulėjo, jeigu ne dažniau. Tai mes turime programą, į kurią kviečiam, kas pageidauja mokytis, tai aš būsiu šališkas, tai yra labai geras pasirinkimas. Tai yra stipri programa, treneriai pamatėt, ar ne, tai ir tenai mes mokinamės visų šitų ir instrumentų, ir ne tik technikų, mes mokinamės filosofijos, mes mokinamės tam tikros nuostatos, mes mokinamės būti kaučo pozicijoje ir būti kauču ir būti klientu beje. Ir turim labai stiprias treniruotės tiek per mokymosi sesijas, tiek tarpe, kur mes suskirstom žmonės į triadas ir jie turi galingas treniruotės su, mes vadinam, turim tokius savanorius, mūsų absolventus angelus ir angelės, kur dar padeda kaip papildomi stebėtojai su savo palaikymu ir atmosferos sukūrimu. Tai vienas dalykas. Ir čia, kas pirmą kartą žadat mokytis, tai iki šio mėnesio pabaigos yra ankstyvo paukščio dar nuolaida kainai, o kas dėmesio esamiems specialistam, kiekvienoj praktiškai grupiai, net ne praktiškai, visos iki šiol buvusiose grupėse Lietuvoje ir Latvijoje, kur vedu, ir Estijoje, visada būna žmonių, kurie jau yra pabaigę coachingo mokslus, nesvarbu Eriksoną arba kitoj mokykloje ir nori iš naujo praeiti. Tai dėmesio, kas pabaigia, pavyzdžiui, kitose mokyklose ir norėtumėt šią programą praeiti, tai kreipkitės asmeniškai, labai suriebę nuolaidą, turim 2, maksimum 3 vietas. Tai kas pirmi, tie ir spėjo. Tai pas mus, neatsimenu grupės, kad nebūtų žmonių, kurie pabaigę būtų kokius coachingo mokslus kitoj mokykloje ir gavo didžiulę vertę pridėtinę iš naujo pamatydami coachingą. Tai toks būtų anonsas. Ką čia dar aš pamirštu pasakyti? Sonata, gal gali priminti? Jo, tai šitą pasakėm. Aha, tai dar patyrusiems coachingo specialistams yra komandų coachingas, kur planuoji. Čia pavasarį planuoju balandį. Galima rasti. Renkam grupę. Ir dar mes planuojam facilitatorių, ne patyrusiam, jeigu norėtum užsiminti. Tai gal pakomentuok, Sonata, nes mes irgi su Sonata dabar kūrybiniam procese jau paskelbėm jau programą būtent facilitavimo, kur iš tiesų gali būti labai įdomus ir vertingas praplėtimas, aš pasakyčiau, coachingo kompetencijų, kur žiūrint čia, facilitavimas turi sakymo, ar ne, daugiau prieskonio, jis ko gero čia kažkur keliautų, tai mes mokintume ir technikų, ir ne tik techniko, ir buvimo facilitatoriumi, ir auditorijos valdymu, ir grupinės dinamikos ir grupinės emocijos valdymu, konfliktų suvaldymu. Čia tokia facilitacija vis tik tai yra jau ne visai coachingas, čia darbo su grupėmis, tokio ant ribos su mokymu, ar ne, metodologijos, kurias praktikuojam ir mes su Sonata, aš pats kaip facilitatorius tą praktikuoju ir turiu daug ko pasidalinti. Sonata irgi praktikuoja ir turi daug ko pasidalinti. Tai mes tokie 2 praktikai su daug žinių ir patirčių paleidžiam programą. Tai irgi jums leidus, Sonata, pasidalins informaciją. Aš tai galvoju, kad jinai naudinga visiems, tiek žmonėm, kurie yra coachingo specialistai, nes mes, kaip žinia, visi, dauguma vedam kažkokias grupės dar. Kai tampam coachingo specialistais, tai vedam kažkokias tai grupės ir tų įrankių, technikų, darbo su savimi, su savo būsena, kaip ateiti, kaip dirbti su, matyti grupės dinamiką, kaip matyti, kad kai kurie dalyviai turi kitokius norus ir ten kyla įvairios bangelės ar dar kažką. Tai va tais įrankiais mes dalinsimės, tai yra labai vertinga,
Vertinga ir ne coachingo specialistams, jeigu jiems yra tas toksai, poreikis darbe, fasilituoti grupės kažkokias, vesti kokius nors mokymus, nes vis tiek bus dirbama ir lavinsit savo coachingo raumenį. Vis tiek ten yra irgi integruotas coachingas. Tai kviečiu pasidomėti, mes nuo sausio mėnesio planuojam, tai yra sausio 23 dieną planuojam pradėti. Tai jeigu kam bus įdomu, tai leiskit žinoti, parašykite mailą, galite atsakyti į tą naujienlaiškį, kurį gavot, ir tiesiog žinosim, kad yra žmonių, kurie domisi, nes, galvoju, kad tai irgi bus vertingas dalykas. Bet taip pat nepamirškit pagrindinės informacijos, tai yra apie mokymosi coachingo. Jo, čia Edita klausė, jeigu norėčiau būti ne organizacijų, o individualių coachų. Tai yra ta programa. Ši programa, kuri, toks galbūt marketinginis pavadinimas coachingas darbo vietoje, iš tiesų yra Level 1 programa. Tai yra bazinė coachingo programa, kurią pabaigus ir dar papildomai pabaigus surinkus 10 valandų mentoringo, jūs galite pretenduoti į ICF pirmąjį kredencialą, kuris vadinasi ACC arba Associate Certified Coach. Tai yra profesionali individualaus coacho programa. Vėliau išsiskirs specializacijos į life coachingą, į business coachingą, į CEO coachingą, ar ne, dar į kitokį coachingą, bet čia yra pamatai. Yra Level 1 programa, kur jūs galite gauti 2 rūšių diplomą. Vienas tiesiog išklausėt programą, tai gausit mokyklos Eriksono kanadietišką diplomą. Kita vertus, jeigu norit keliauti profesionalo keliu ir įgyti kompetencinius kredencialus, tai tada, kaip ir minėjau, yra dar mentorystė, tada praktika, egzaminas žinių ICF-inis ir su šito mokyklos sertifikatą tada kitokio tipo jūs gaunat, tai yra Level 1 sertifikatą, kuris automatiškai patvirtina, kad jūs esate to lygio profesionalas. Tai čia yra būtent ta programa. Nes jie kitų metų net ir skelbimuose truputėlį jau atsižvelgdami į žmonių poreikį ir pirmiausia vadinam, kad profesionalų rengimo programa ir tik skliausteliuose coachingas darbo vietoje, nes mes ten tiesiog atskirą papildomą dėmesį skiriam, o kaip pritaikyti coachingo idėjas, instrumentus ir metodologiją, nebūtinai vien tik tai coachingo situacijos. Tai čia pridėtinė vertė šio mokymo. Tai mes priartėjom prie pabaigos, mūsų laikas plus 5 minutės. Ir gal kokią istoriją reiktų čia pabaigą papasakoti, ar ne, prieš mums išsiskiriant? Ar turi dar porą minučių laiko, kur mielai pasidalinčiau, atsakant į eriksonietišką stilių, dar Eriksono mokykloje, dar istorijos yra vienas iš dalykų, kur per metaforas mes irgi mokomės. Tai galit, kol klausotės istorijos, galite į chatą parašyti, ką vertingiausio gaunat iš mūsų šio pokalbio. Bus labai svarbu ir įdomu išgirsti ir perskaityti. O aš per tą laiką trumpą istoriją apie coachingą papasakosiu, gerai? Apie coachinginį arklį. Istorija yra apie mano jau minėtą Miltoną Eriksoną, kur labai gražiai irgi tam tikrų būdų atspindi coachingo idėją. Tikrai istorija iš vaikystės Miltono Eriksono, kuris gyveno Amerikoje, jeigu neklystu, Arizonos valstijoje, ūkiškai fermoje gyveno Eriksonų šeima. Ir įsivaizduokit, pat persikelkit, kai mes su Sonata persikėlėm kažkur, tai jūs irgi persikelkit į vasarą, Arizoną, karštą ir fermą, rančą, toj rančai tėvai išėjo į savo darbus, į laukus, o kieme žaidžia vaikai. Vaikai susirinkę kaimynų vaikai ir jie kažką savo žaidimu žaidžia. Ir tiem vaikam kokių nuo 8 iki galbūt 10-11 metų, va tokie vaikiukai žaidžia. Ir jiem bežaidžiant staiga į kiemą įžingsniuoja arklys. Bet nematytas, ne jų arklys, ne kaimynų arklys, kažkoks arklys atklydęs iš kažkur tai. Arklys, aišku, yra naminis, jisai gerai jaučiasi kieme, geria vandenį, rupšnoja žolę, niekur jisai neskuba. Ir vaikai pradeda klausinėti viens kito, tai iš kur čia tas arklys, kieno tas arklys, iš kur čia jisai atėjo, kaip čia jisai pakliuvo, o įdomu, gal jo ieško šeimininkai, o gal reiktų jį nuvesti, bet nežinom, kur nuvesti. Na, žodžiu, tokios kalbos vyksta. Ir Miltonas, guvus vaikis nuo vaikystės, sako, tai aš parvesiu arklį namo. Tai klausiu jo kiti vaikai, ar žinai kur? Ne, nežinau, bet aš parvesiu.
Na ir ką, atsineša suoliuką, ropščiasi arklio ant nugaros, įsitaiso, įsitveria į karčius, arklys dar pasimuisto, pasižiūri, kas čia, bet nemeta to vaiko nuo nugaros. Ir pasėdėjęs, palaukęs trupučiuką, suragina arklį kojomis. Arklys dar pamasto minutėlę ir išžingsniuoja iš kiemo. Miltonas palaukia truputėlį, kai arklys stabteli, jisai vėl suragina kojom, arklys dar paeina keletą žingsnių, sustoja ir rupšna žolę, Miltonas palaukia, vėl suragina, arklys pajuda. Ir taip jie keliauja, prieina sankryžą, arklys dairosi, Miltonas laukia, palaukia truputėlį, suragino, arklys pasuko, eina toliau. Ir po keletą valandų, gal po ketverto valandų, šita porelė įžingsniuoja į kitą kiemą, toli nuo tos vietos, kur vaikai žaidė. Ir tas arklys atnešė vaiką ir save į tą kiemą, ir tam kieme vyriškis kažką daro savo, ir akies kraštu mato, pastebi judesį, pakelia galvą, žiūri, arklys su berniuku ant nugaros žingsniavo. Ir po kokios sekundės nušvinta, bėga prie šitos porelės ir pribėga ir sako, ačiū, ten glosto savo arklį, ačiū tau berniukuotų vardu, ačiū, aš to arklio jau 3 dienas ieškau, niekaip rast negaliu, ačiū, kad man jį parvedei. Na, Miltonas kukliai sako, tai prašom. Sako, tai iš kur tu žinojai, koks tavo vardas? Miltonas, o iš kur tu žinojai, kur parvest arklį? Sako, aš nežinojau, bet aš tikėjau, kad arklys žino. Ir mano darbas buvo padėti arkliui judėti į priekį. Kai tik arklys sustojo, mano darbas buvo palaukti ir paraginti arklį, kad jisai judėtų į priekį. Bet aš tikėjau, kad arklys žino. Ir panašiai su coachingu yra. Mes tikim, kad žmogus žino. Tik Sonata žino, ką jinai matė. Aš nežinau. Aš girdėjau žodžius, kurie yra nuorodos į tai, ką Sonata matė. Bet aš tikiu visą širdim, visą savo sielą, visų savimi, aš žinau, tokiam giliam žinojimą, kad Sonata žino. Ir aš tikiu, kad Sonata ateisi ten, kurie reikia ateiti. Ir tai yra magija, tai yra stebuklas, kur coachingė vyksta. Dėka to žinojimo atsirandanti sinergija leidžia ateiti ten, kur mes turim ateiti. Net jeigu tarsi mūsų galva nežino kelio. Širdis žino. Kūnas žino, ar ne? Paskui ir galva sužino pakeliui. Ir tai yra apie coachingą, apie klausimąsi, apie buvimą kartu ir apie žinojimą, kad su žmogum viskas gerai ir kad žmogus žino. Tai noriu padėkoti jums už jūsų laiką, už dovaną, kad padovanojot savo ir mum laiko ir būdami čia. Tikiu, kad gavot naudos ir vertės iš to pokalbio. Ir pasaulis mažas. Iki susitikimų. Ačiū labai. Ačiū labai tikrai visiems, kurie dalyvavo. Ir mes dar turėsim kitų renginių, tai ateikit, bus dar įdomių susitikimų vakarais. Tai tada ačiū, Pauliau. Ačiū. Gero vakaro. Gero vakaro. Iki susitikimų. Ačiū.